Um, Labą dieną. Čia norėjau vieną mintį tokią pasakyti, perteikti, kad, pavyzdžiui, yra profesija dabar nauja, yra toks dalykas kaip profesijos, bet tarkim, čia yra sugalvotas dalykas atitinkamas. Ten, tarkim, kažką galima išmokti ir, pavyzdžiui, tarkim, išmoksti tekstą ir perpasakoji žmonėm kažkokį, bet, tarkim, pavyzdžiui, ar statyti, ar, pavyzdžiui, piešti, tai, pavyzdžiui, tu negali įgyti profesijos, taip pat kaip, pavyzdžiui, tu negali tapti tiktokeris, tu, ta prasme, tu gali savo išsivystymo lygyje tapti tokiu, pavyzdžiui, žmogumi, ir ten kažką tai vystyti galima, ta prasme, tobulinti, bet, ta prasme, tu vis tiek būsi savo lygio ir su savo talentais, tu negali pasiekti, pavyzdžiui, ten geresnės iškalbos arba suvokimo geresnio arba protingumo arba atminties, pavyzdžiui, tų dalykų, tų savybių. Tai tas ir yra, kad, pavyzdžiui, tarkim, sunkus dalykas yra ta profesija, ta prasme, tai tu, tarkim, jeigu esi muzikantas, groji nuo vaikystės ir gali užsidirbti pinigus, tai tu gali, tarkim, eiti groti, pavyzdžiui, arba jeigu patinka medicina, gydyti žmonės, pavyzdžiui, yra daug kam, kur nepatinka arba kur kažkas gali patikti tik pabandžius. Tai yra sudėtingas dalykas, bet yra vienas minusas, pavyzdžiui, šitos sistemos ir viena paslaptis, pavyzdžiui, tarkime, mes gyvename valose ir pavalgome vaisius. Šviečia saulė, miškas ir visą laiką geras oras, geras sezonas ir tu pavalgai. Ir ta prasme, tavo kaip saviraiška, tarkime, rašyti, fotografuoti, keliauti, pavyzdžiui, gaunasi, kad tu tą darai nemokamai, pavyzdžiui. Tu, pavyzdžiui, gali kurti automobilius, pavyzdžiui, nemokamai. Nes, tarkime, tu pasidalini resursais, vienas padaro darbas, kitas kitą, trečias. Tarkime, kaip žmogui, nes yra darbas mokamas ir nemokamas, bet mokamas darbas gali būti tik tais dėl donos kąsnio, pavyzdžiui, taip pasakyti. Tai ir tada, pavyzdžiui, jeigu tu turi pavalgyti, tau nereikia pinigų ir tu gali, tarkime, pavyzdžiui, fotografuoti, turėti laisvalaikį, o kitas gali, pavyzdžiui, rašyti knygas ir atiduoti. Ir jam, pavyzdžiui, pinigų, tarkim, nereikia, tarkime, gauna nemokamai ant popieriaus, kitas popierių ten gamina kokį, ar dar kažką, kitas staklės gamina. Ir tokiu būdu, tarkime, pavalgai, uogų, ten riešutų visokių, tarkim, iškiauloj, tu sėdi ir, tarkime, sėdi prie to pečiaus, viską padaręs ir tu galvoji, ką daryti. Ir, ta prasme, tu kūri. Vienas kūrė vieną dalyką, kitas kitą. Ir tada natūraliai vystosi. Nėra skurdo, nėra savižudybių, ta prasme, nėra bankrotų, kur susišaudimas, kur nusižudo žmonės, ta prasme. Nėra palikta velnio ratas. Ta prasme, dabar yra padaryta, kad tu turi bėgti. Tarkim, neturi sveikatos, nebegali užsidirbti, nebėra darbų, arba negali firmos įkurti ir, ta prasme, tavo problemą atseit. Tai čia kažkas sukūrė tokią sistemą tiesiog. O tarkime, jeigu mes tobulesnę pasidarom sistemą, kaip gyvūnai gyvena, pavalgo ir gyvena. Ir tarkime, pavyzdžiui,
kažką tai daro, kažkokią veiklą. Tai ta veikla gali būti, kad gaminti telefonus, pavyzdžiui, nemokamai išsigaminti kaip priedo ir ten kažkokius automobilius pasigaminti. Milijardai žmonių, milijonai, milijardais, kad ten porą dienų paaukoti metus, tai reikia ir viskas. Ir tu turi, ta prasme, aišku, ten ir aptarnavimams, ir viskam reikia, bet galima daryti, kad, ta prasme, žmonės keičiasi, pavyzdžiui, kas pusę valandos, kas valandą, kas dieną, pavyzdžiui, kažkokią tokią tobulą sistemą. Tarkime, aš žinau, ką galima atmesti. Tarkime, nežinau, gal netgi ir lėktuvus galima atmesti. Gal net laivus. Bet, ta prasme, aišku, daugelio dalykų. Gal laivus ir neatmesi lėktuvus. Nes gali daug reikėti to krovos irgi gali reikėti tų daiktų, ta prasme, perkrovimo arba gavimo kažkokiu tai elementų, dar kažko. Tarkime, internetinio ryšio, tai aišku reiktų, nes ar kalbėti, ar susisiekti, tai ta prasme labai svarbu būtų, ta prasme, bendrauti su žmonėm, tai ta prasme, tinklus pasaulis turėtų pasidaryti, ta prasme, irgi susikurti internetą, radio ryšį, ten visą vaizdą skambučius, garso skambučius, viską, ta prasme. Ir informacija irgi būtų reikalinga, ta prasme. Tai tos informacinės technologijos ir panašiai. Tarkime, automobiliai, ten maistui pergabinti, paskui vaistų pramonė tenais, tarkim, paklusni visuomenė, sąmoninga ir netgi gal policijos ir kariuomenės gal netgi nereikėtų, ta prasme, ir patkotų, pavyzdžiui, ir tarkim, galbūt net į pastatus galima neinvestuoti, pavyzdžiui, tarkim, nekurti gražių pastatų galima netgi, pavyzdžiui, daryti arba paprastus pastatus, pigius, arba medinius ten kokius, arba molinius, bet tarkim, aišku, miestuose gali ir jeigu neužtektų žmonių, reikia paskaičiuoti, ar užtektų dar to ploto, ta prasme, nestatyti daugiau aukščių namų. Tai ta prasme, jeigu kažkoks miestas gali apsieiti be daugiau aukščių, tai galima ir nestatyti, nes statymui daug reikia žmonių, o to žmonės geriau panaudoti kitiems darbams, ten telefonams, automobiliams ir pamainas keisti, ten po 10-20 pamainų padaryti, kad tu nemokamą vaistą turi ir nemokamus automobilius ir beveik nedirbi, ta prasme. Bet čia būtų minusas, kad visi turi palaikyti sistemą, ta prasme, nes jeigu kažkas negamins automobilių, tai ta prasme negalės maistą, pavyzdžiui, transportuoti. Ir ne badas, pavyzdžiui, dabar padaryta, kad varomasis variklis yra mirtis ir badas, pavyzdžiui, tu neturi darbo ir tu miršti, ta prasme, duonos tu nusipirki, pavyzdžiui, Anglijoje tu dar nemiršti, tau padeda pašalpos visokios tenais. Tarkime, Anglijoje dar, jeigu geras darbas ir arba pašalpos, dar žmonės gyvena, tarkime. Bet kitais atvejais, pavyzdžiui, kai yra juodas darbas, tai žmonės ieško darbų arba norėtų išeiti, arba norėtų gauti pašalpas arba susiknisa sveikatą, tai ta prasme, nenormali sistema netinka tokiems ir netinka žmonėms, pavyzdžiui, tokios sistemas. Tai ta prasme, naują sistemą kurti ir padaryti, kad visi būtų aprūpinti ir kad jokio kapitalizmo tai nebūtų, nes kapitalizmas tai reikalingas yra. Nebent kas nors atsitinka ir ten grupė tų turtingesnių paskui pradeda gaminti ginklus tenais, pradeda vilioti, pavyzdžiui,
pavyzdžiui, idealiu variantu tai veiktų, pavyzdžiui, sistemos. Tik reikia, aišku, apsiskaičiuoti, kiek ko reikėtų tenais. Bet čia yra ta sistema dar panaši kaip Venus. Venus irgi sistema yra panaši, ta prasme, ant resurso nėra karo, nėra politikų, resursus pasigamini, biški ir gyveni, pavyzdžiui, kaip olose, kaip gyvūnai, pavyzdžiui, pavalgai, biški pasigamini ir gyveni. Pavyzdžiui, tai ir krišnaizme numato Krišna, aukščiausias dievas, ta prasme, kur perdavė mokymą, kad, pavyzdžiui, ir perdavė mokymus ir nurodo, pavyzdžiui, tarkime, kad, tarnavimas tam dievui arba nuodėmių nedarimas tau duoda, pavyzdžiui, dar ir dvasinį tobulėjimą po mirties ir tokį kaip dvasingą gyvenimą, kur tu gali skirti laiko tam dalykui, bet aišku gali skirti ir įdomiems dalykams. Nes tarkim, pavyzdžiui, vieni kurtų telefonus, kiti įdomius kanalus, bet tarkim viskas tada jau būtų nemokamai. Nes, pavyzdžiui, tarkime, nes yra taip patogiau ir, pavyzdžiui, ir poreikio pinigų nereiktų, nes, pavyzdžiui, kam pinigai reikalingi, jeigu tu viską gautum nemokamai, tarkim, pavyzdžiui, tu vis tiek, kaip pasakyti, tu tik gal negalėtum nedirbti, pavyzdžiui, jeigu tu turėsi daug pinigų, tu nedirbsi tiesiog, tik tu viską pirksi, pavyzdžiui.